Sveiki, mėlyjeji. Ši savaitė augančių mėnulio pirmoji ketvirtis. Iš esmės tai dar jaunas mėnulis. Pradžių pradžia. Naujas pažinimas, naujos viltis, naujos svajonės. Kurkime planus, svajokime apie ateitį. Ir neskubėkime iš karto to griebtis, realizuoti. Ši savaitė yra veikiau protinio, mentalinio darbo savaitė nei praktinio. Iš visų dienų bene pati nepalankiausia bus pirmadienis. Merkurijus bus blogame, destruktyvame laipsnyje ir juodas mėnulis taip pat. Tad pirmadienį neplanuojame jokių svarbių darbų, jokių atsakingų susitikimų. Išoriškai beje ši diena gali atrodyti visai smagi, lyg ir įdomus susitikimai, pažadai, gražus pasiūlymai, komplimentai. Būkime atsargus, tai labai apgaulingas metas. Galėtume tą dieną pavadinti Trojos arklys. Verčiau tądien nepirminėti dovanų ir atsisakyti jums pateiktų pasiūlymų. Tiesa, šis blogas laikas vakare baigsis 20 valandą. Ir naujos pažintys, kažkokie pasiūlymai jau po 20 valandos bus palankus. Bet kokiu atveju tai 4 mėnulio diena ir ji nėra tinkama veiklai. Tai yra namų, šeimos diena, kai reikia pasirūpinti vyresniaisiais šeimoje, tėvais, seneliais. Būtent ši diena yra palanki aplankyti kapus, juos tvarkyti. Tai yra tas metas, kai labai gerai nueiti į mišką, į parką, pabendrauti su medžiais. Ir jei jūs domina miško terapija, būtent praktikuoti miško terapijos užsiėmimus verta nuo šio pirmadienio. Jūs tikrai pajusite tą gyvastingą energiją, kurią teikia medžiai. Jūs suprasite, ką reiškia vaikščioti mišku, būti kartu laukinėje gamtoje. Na, jeigu miško nėra, bent jau ūksmingas parkas irgi būtų išeitis tiem, kas gyvena didmiesčiuose ir negali išvykti į gamtą. O štai nuo antradienio, primenu, kad antradienis tai Marso diena, jau galima imtis ir tam tikrų reikalų tvarkymo. Tiesa įspėju, tai pirmas mėnulio ketvirtis, tad nepersistengėme, nepersidirbame. Planuojame nuveikti tiek, kiek iš tiesų esame pajėgus. Tai tas laikas, kai nereikia rekordų. Antradienis nebus tinkamas naujų darbų pradžiai, bet jis geras bendravimui, dalykinio ar asmeninių pažinčių užmezgimui. O štai trečiadienis bene pati geriausia diena reikalų tvarkymui. Geros naujos pažintys, susitarimai. Tai dienai, ką nuspręsite, taip ir bus ir ilgam. Tai gerų ilgalaikių susitarimų, tai ir tvirtų pažinčių metas. Puikiai diena, kuri palanki ne tik dalykinių reikalų tvarkymui, bet ir romantiškom pažintim ir meilės pasimatymam. Tiesa, norėčiau atkreipti vyresnio amžiaus žmonių dėmesį. Būtent ši diena atneša sėkmę meilėje jau senjoram. Įdomus ir ketvirtadienis. Diena puikiai gydymuisi, sveikatos atgavimui. Būtent nuo tos dienos palanku pradėti papildų vartojimo kursą ar galbūt masažo kursą pradėti labai gerai. Ta dieną patartina praleisti daugiau prie vandens ir, kaip minėjau, skirti sveikatos stiprinimui, na ir įvairioms vandens procedūroms. Ir būtent šalto vandens su šaltu vandeniu diena yra siejama, na ir su nutrūkusiu pažinčių atnaujinimu. Jeigu jūs norite su kažkuo susitaikyti, ar tiesiog atnaujinti seną nutrūkusį ryšį, būtent šiandieną verta kažkaip pranešti tam žmogui, kad jūs pasiilgote, norite susitikti. Na ir jei šiandien susitiksite, jūsų santykiai išties atgis ir bus harmoningi. Penktadienis. Penktadienis Veneros diena, klasikinės meilės laikas, tačiau diena kupina provokacijų.
Gali megztis nauji romantiški santykiai, bet būkite atsargus. Mėnulis tuo metu jau bus svarstyklių ženkle ir kartu su juoduoju mėnuliu. Ir tai įspėtų, kad galite įsimylėti visai ne į tą žmogų, į kurį reikia. Tai iliuzijų meiliai laikas. Iliuzijų diena bus ir šeštadienis. Nuo 13:29 prasidės 9 mėnulio diena. Iliuzijos, apgaulės. Tai tas metas, kuris netinkamas šventimui. Netinkamas meilės pasimatymui. Na ir be abejo, tokiu metu nereikia pirkti jokių brangių, vertingų, reikšmingų daiktų ilgam. Beje, jeigu norite įsigyti daiktą ilgam, kad jis jums ilgai tarnautų, kad ilgai džiaugtumėtės, kad jis neatsibostų, na ir tiesiog nelūžtų, negestų, reikėtų tokį daiktą pirkti trečiadienį, ketvirtadienį. Na ir sekmadienis. Puikia diena kelionėms, susitikimam, bendravimui. Tiesa, iki 14:44 tęsis nepalankus vakarykštis metas, tai bus 9 mėnulio diena, kritinė diena, siejama su apgaulėm, iliuzijom. Tad iki to laiko nėra palanku užmegzti naujas pažintis, na ir patartina būti atidesniem, atsargesniem, išgirstiem dalykam. Neskubėti visko patikėti, neskubėti nei pykti, nei labai apsidžiaugti. Ir tai gali būti netikra. O štai vėliau jau puikus laikas. Tad draugiškiam susitikimam ar kelionėm verta planuoti jau antrąją dienos pusę. Na ir moterų bei įsimylėjėlių dėmesiui. Šią savaitę keisis Veneros pozicija. Ketvirtadienį vakare 19:20 Venera iš Vėžio ženklo pereis į Liūtą. Tai reiškia, kad suaktyvės Amūro tarnyba. Pasisaugokite, dabar bus lengva pakliūti į Amūro taikinį. Na, o jeigu jūs išties ieškote savo poros, esate vieniši, tuomet palanku pradėti nešioti karneolį, o taip pat ir saulės akmenį, avantiūriną. Jis atneša sėkmę meilėje. Kaip seksi šią savaitę visiems zodiako ženklams, skaitykite palmiroshoroskopai.lt.